Sveiki gyvi. Kaip mato, žiema sugrįžo. Bet oras šiandien visai neblogas. Vėjo nėra. Ankstyvas rytas. Pabandysiu pasigaudyti pietum kažką tai. Tiksliau jau žinau, ką noriu gaudyti. Bandysiu pagauti vitingėlį. Iš ryto gal jie dar kibs. O jeigu ne, tai pasiėmiau ir spiningą, guminuką, gal kokią menkytę. Maždaug čia atplaukiau į vietą. Prie dugno pilna rodo visokių mažyčių ir čia šiuklės, nesuprasi. Kažkas tai yra. Pasirašiau jam sistemėlę. 3 nedideli kabliukai. Pačioj švinukas. Bandysiu dėti skumbrį, gal dar kalmaro kažkiek. Ir greitai pasigauti kelias žuvelės. Dabar gaudysiu nedidelę žuvelę, tai nedideli kabliukai. Pakankamai mažas gabaliukas. Aišku, sąlyginai jie būna visai nemaži šitą vietoj. Bet manau bus gerai. Gal dar spėsiu ir spiningų sumest prie to pačio. 44 gramai, biški mažokas gal. Šia gilis 60 metrų maždaug. Nors ir dreifo dabar lygtais nėra, bet ilgai labai skęs lengvas. 86 gramai. Turėtų būti kaip tik. Ir tenais. Šitą jau turėtų būti prie dugno. Šiek tiek prikviesti dugno padaužyti. Tada tiesiog laukia, kol pradės kibti. Pagaliau geras oras. Tiek čia laiko pūtė visą menkių sezoną. Dabar jau net nežinau, ar verta jų bandyti. Jau manau bus į pabaigą. Šitoje vietoje guminuką tai stengiuosi kuo arčiau dugno vesti. Nes čia būna ir lydekėlių papuola langio. Tai jos gal arčiau dugno labiau būna. O, yra kažkas tai. Dugno metimo ant spiningo. Vis tik menkių dar yra. Jau patinas neršia. Mes jau nekankinam. Netinkama žuvis maistai. Pradėjau ant dugninės daužyti pagaliau. Pirma nedidelė žuvelė. Tikėkimės ne hysa ir ne saida. Nedidelė hysa. Nekimba vitingėlį, kaip tikėjosi. Čia galvoju labai greitai 5 minutės prisigaudysiu ir galėsiu varyti. Dar kartą teorija pasitvirtino, kad pirmo metimu geriau žuvies neištraukti. Su dabar jau kiek mėtų nebekimba daugiau. Panašu, kad planas su vitingėliais neišdegė. Saulė jau lenda, akinių nepasiėmiau. Tai ilgai tikrai nebus, greitai reikia pietum kažką pasigauti. Ir varyti namo. Ir tada vakare reikės iššokti vėl. Dar gal paskutinį kartą pabandyti menkę pagauti. Jau hysa. Šiek tiek didesnį masalą užsidėjau dabar. Gal kažką didesnio pagausim. Tai atsikabinant taip nekimba. Tuščias rytas papuolė visiškai. Dar varau prie namų, trumpai pabandysiu, gal kokią menkytę pasigausiu bent jau. Jeigu ir tos nekibs, tai liksiu be pietų šiandien.
Prie namų tik grįžau pirmą nuleidimą. Dugną pasiekė iš karto bam. Visai gera menkė dar. Nekūda. Ne pati mažiausia užkibo. Mūsų kaip tik dydis vienos žuvies užteks. Dreifo dabar nėra. Keletą metimų dar galima padaryti gal. Kol ten kraujas nubėgs normaliai. Bus galima varyti ruošti pietukus. Tai mes pasimatysime vakare tada. Antras dublis. Iš ryto visiškai nekibo, tai pabandysiu vakare dabar. Turbūt paskutinį kartą plauksim menkę pagaudyti. Dugninis spiningas, kaip visą laiką. Vakaras visai gražus, oras ramus. Galima bandyti menkę sezoną užsidarinėti gal. Tiesiog kaip ir Velykų metas. Jau turėtų būti žuvis į pabaigą. Šį kartą prasiplauksiu, šiek tiek pažiūrėsiu, kur ta žuvis, jeigu jos dar yra. Laimų, kaip matot, nei vieno nėra. Ten toliau už kampo tik tais mačiau, lygtais buvo. Čia visiškai tuščia. Echolotė irgi kol kas tuščia. Kažką tai parodė. 27, bet dar saulė spigina aukštai. Vakaras ilgas bus. Manau, kažką vis tiek pagaus. Kelias prie dugno, kelias aukščiau. Tai gal standartiškai porą metrų nuo dugno. Leidžiam stabdį. Laukiam kibimo. Žuvies parodė, bet nieks nekibo. Dabar jau aišku tuščia. Nežinau, ar čia verta laiką gaišti. Nieks čia nekimba. Atvykau į kitą vietą dabar. Pažiūrės, ar čia ką nors rodys, čia tokia dubutė. 3-5 gal metrai gilis daugiausiai. Čia būdavo daug vitingėlių, bet ir menka viena kita būdavo tam paskui juos. Tai manau, jeigu parodys mažyčių pulką, tai bus ir didesnių. Bet bent jau kol kas tai nieko nerodo. Biškai kažkas tai išlindo. Čia greičiausiai silkė, tik va čia pačiai kažkas tai gal įdomiau. Panašu, kad bent jau mažytės kažkokios tampa. Bent kažkas tai yra. Kažką per vidurį parodė, pakėliau sistemą. Bet neima, bet dabar ir prie dugno rodo žuvį. Nenori nei guminuko, nei mėsos iš čia. O, vis tik užsimanė viena. Senai matyta. Visai nedidukas. Kažkas paėmė. Stovės spiningas. Pradėjo lankstytis. Čia šį kartą gal menka bus. Ne vyras, manau. Bet irgi neišdidžiuoja. Ne, šį kartą menka. Bent vieną šiandien pagavau vakare. Nedidukę. Reikia atgal.
Šioks toks judesys ant vakaro atsirado. Viena kita čia patampa. Prie dugno rodo, bet jos ten nedidelis. Ne, čia kalibras tai neįspūdingas. Saida. Ne iš didžiųjų tokia. Nu, davai, kokia geresnė. Turi čia būti vis tiek dar. Belin kiek žuvies rodo iš tikrųjų. Ketvirta žuvis. Kažin kokia rūšis bus dabar. Galbūt vitingėlis. Ja, vitingėlis. Pagaliau pagavau šitą. Šito aš ir norėjau šiandien iš ryto gaudyti. Labai skani žuvis. Kaip čia jie nenori kimba man. Yra nemažai rodo. Visas pulkas čia jų, bet kažkodėl nelabai nori ant kalmaro kirti. Geresnė. Čia ne vitingėlis, bet per stiprus jau biškį vitingėliai. Saida gal ir menkė? Menkė gal? Tu saida čia duoda gerai. Ja, čia nebloga visai. Net valiuko paprašė, nieko savo. Šitą nesąmonę. Saida bus tada arba lyras. Lyriukas neblogas. Geruolis čia dar iššovė ant vakaro. Žiūrėkit, kokio dydžio. Storą. Jau tokia nevykus diena buvo. Bet kantrybė davė vaisių. Visai neblogas lyriukas. Vis tik prisigaudęs ir vitingėlių panašu, kad šiandien pradėjo jau vienas po kito